Sportuojant gryname ore, svarbu atkreipti dėmesį į dar kelis dalykus. Apranga turėtų būti nevaržanti judesių, kvėpuojant, reikiamo dydžio. Drėgnų ir šaltesnių laikotarpių turite saugotis, kad neperšaltumėte. Pažeidžiamiausios sritys yra nugara, kaklas, atsikišio kūno dalis, nosis, ausys, pirštai. Jei esate po atvira saulė, nepamirškite galvos apdangalo ir apsauginio kremo nuo saulės. Nepamirškite skysčių. Izotoniniai gėrimai. Gėrimai, kurių druskų koncentracija tokia pati kaip ir kūno skysčių. Kadangi prakaituojant netenkame druskų, izotoniniai gėrimai papildo druskas. Hipotoniniai arba paprastas vanduo. Jis nėra prisotintas druskų, todėl vartojant tokius skysčius vertėtų pagalvoti apie papildomą mineralų naudojimą. Hipertoniniai arba stipriai mineralizuoti vandenys. Mineralinis vanduo. Juos kartais galima vartoti kaip mineralų šaltinį, jeigu vartojate vandenį iš čiaupų. Tačiau tai neturėtų būti nuolat vartojamas skystis sporto metu. Sultis. Jei jos natūralios, o dar ir šviežiai spaustos, tai nuostabus vitaminų šaltinis. Kiek skysčių suvartoti? Tiek, kiek norisi, varžyti nereikėtų. Per dieną turėtumėte išgerti apie 30 ml kilogramui kūno svorio. Jeigu dienos ypač karštos, skysčio turėtumėte suvartoti ir daugiau. Nesivadovaukite mitais, kad skysčių reikia vartoti mažai arba labai gausiai. Nepamirškite, kad vanduo yra viso kas gyva pagrindas, arba kitais žodžiais sakant, gyvybės eleksyras. Mityba. Prieš intensyvią treniruotę nerekomenduojama gausiai valgyti apie 3-4 valandas iki treniruotės. Jei tokios galimybės neturite, bent 2 valandas prieš užkaskite. Stenkitės valgyti sveiką ir natūralų maistą. Venkite aštrių ir sūrių produktų. Iškart po treniruotės galite lengvai užkasti angliavandeniais prisotintą batonėlį ar vaisių. Išgerkite vandens. Maždaug valandos bėgyje pavalgykite. Rinkitės daugiau baltymų turintį maistą, tačiau neriebų. Kada treniruotis? Kada turite laiko? Vieniems patinka labiau treniruotis ryte, kitiems vakare. Svarbiausia, kad turėtumėte to laiko.